Sveiki, antradienio vakarą eteryje Dzūkijos televizijos žinios. Ačiū, kad žiūrite. Žiniose matysite. Aplinkos komiteto pirmininkas tvirtina, jog nėra net minčių atliekų tvarkymo sistemą perleisti į privačias rankas. Tai yra valstybės savivaldybės funkcija ir jinai turi išlikti. Pirmiausia, savivaldybė. Reipo vykdoma atliekų tvarkymo politika visiškai neorientuota į ekonomišką, taupų, kokybišką atliekų tvarkymą. Gerbiamas Juozas politikuoja, o gal turi dar ir kokių nors kitokių interesų, nežinau. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp miesto savivaldybės ir profesinio rengimo centro. Loretos galerija pristato 3 autorių darbus – interjerinės lėles, tapybą ant šilko bei papuošalus. Šeštadienį Alytuje startavo automobilių ralis Alytus Suvalkai 2014. 2 valstybėse vykusiose lenktynėse varžėsi rekordinis dalyvių skaičius. Nieks neužsimušė, nieks, sakoma, skaudžių įvykių nebuvo, taip ir turėtų būti. Neeilinėme Alytaus regiono plėtros tarybos posėdyje dalyvavę Pietų Lietuvos savivaldybių merai ir Seimo nariai lankėsi regiono sąvartyne, o vėliau aptarė atliekų sistemos problemas. Kalbėta ne tik apie atliekų tvarkymo įstatymą, tačiau ir apie įsisiūbavusias diskusijas dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro. Pastarąjį vieni giria už gerą darbą, kiti ko neveikia už neūkiškumą. Seimo aplinkos komiteto pirmininkas Algimantas Salamakinas paneigė sklandantį mitą, kad kažkas nori atliekų sistemą Alytuje perimti į privačias rankas. Esą to tikrai negali būti. Dainos Baranauskaitės reportažas. Pietų Lietuvos savivaldybių merai ir specialiai kviesti Seimo nariai lankėsi regioninėme sąvartyne, esančiame Alytaus rajone. Vėliau politikai diskutavo apie atliekų tvarkymo sistemos problemas, aptarė atliekų tvarkymo įstatymą, kurio vykdymas įneštų daug sumaišties. Šiuo metu Seime yra svarstomas atliekų tvarkymo įstatymas ir mano vizito tikslas yra čia ne tiek, sakysime, jų čia tą ginčą spręsti, kur aš matau kartais ir politikavimo, o tai susipažinti su realiai, kaip atrodo, nes Alytus visuomet yra statomas Racas Alytaus kaip viena iš geriausiai dirbančių įstaigų. Yra problemų, kada savivaldybės turi akcijas, tos akcijos nevienodai pasidalintos, yra kiti siūlymai tokie, kad neva tai gali juos suvalstybinti, kad Racai taptų valstybinės įmonės. Iki vartų, sakysime, mokestis yra savivaldos, o toliau valstybinis. Bet aš visą tą sakau, kad tai yra svarstymo stadijo. Viena iš priežasčių, kodėl buvo surinktas neeilinis regiono plėtros tarybos posėdis, aptarti Alytaus politikų darbo grupės išvadas, kuriuose teigiama, kad Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras dirba neūkiškai, kad kainos už atliekas kelti nereikėtų. Miesto meras sako, kad darbo grupės išvados ne visai pagristos, o kainą Alytuje didinti 2 centais vis tiek bus siūloma. To sprendimo, kurio nepriėmė taryba, prieš kelis mėnesius reikia priimti, nes sprendžiant ir detalizuojant paslaugą yra ir vaikui aišku, kad paslauga kainuoja šiek tiek daugiau. Ir vakar buvo irgi įvardinta, Vilnius nesprendžia problemų tokiam lygmenyje kaip Alytus, nėra tokios infrastruktūros sukurtos ir taip toliau. Ir 32 centus moka, pas mus moka 17 ir kai norim padaryti 19, baisus pasipiktinimas. Aš manau, tai blogą veiklą daro tie žmonės, tie tarybos nariai, kurie žmonės apsimeta, kad rūpinasi jų interesais, o iš principo tai kenkia. Nes jeigu nedaug dievė subirėtų šitas Racas, tai jūs tikriausiai vakar irgi matėte, kaina būtų bent 2. Aš nekartą esu sakęs, o jeigu paimtų privatininkas, tai tikriausiai ir 3 kaina iškiltų. Seimo aplinkos komiteto pirmininkas teigė žinantis apie Dzūkijoje verdančias aistras dėl darbo grupės išvadų. Jo teigimu nėra net minties atliekų tvarkymo sistemą perleisti į privačias rankas. Ir tikrai net minties tokios nėra ir komitete, kad paimti ir suprivatizuoti Racus. Tai yra valstybės savivaldybės funkcija ir jinai turi išlikti. Pirmiausia, savivaldybės, nes jie turi nešti atsakomybę ir niekas negalvoja, kad, sakysime, atimti į savivaldos atliekų tvarkymą ir suvalstybinti. Dėl Raco, kaip to jau. Taip galima diskutuoti, bet ir mano tokia pozicija kaip pirmininkų, kad atliekų tvarkymas yra savivaldybės funkcija ir jinai išliks.
Tikrai nenoriu spėti, bet, rinkimai vakar baigėsi vieni, artėja savivaldybių rinkimai. Kiekvienas meras nori turbūt parodyti, kad štai jisai kovoja, kad žmonės mažiau mokėtų už atliekas. Yra tai kaip yra, tai yra gyvenimas, toks gyvenimas, bet aš gerbiu merus, kada jie tikrai pasako tiesą ir pasako, ką reikia daryti. O aplinkos komiteto duris visuomet atviros ir mes spręsime tas problemas. Darbo grupės pirmininkas Juozas Kestenis laikosi savo nuomonės. Jis tvirtina, kad alytiškiai atliekų tvarkymo sistemai per 4 metus permokėjo 5 milijonus litų ir peikia regiono atliekų tvarkymo centrą. Kiti regiono merai, ypač Druskininkų meras, skaito savo teisybę, kad alytiškiai priklauso mokėtų už jo suvalgytus pietus, o aš tai manau kitaip, kad mergaitės apsimokėkit patys. Baigėsi laikai, kaip Alytus mokėdavo. O kaip bus, matysim. Yra antras Reipo vykdoma atliekų tvarkymo politika, visiškai neorientuota į ekonomišką, taupų, kokybišką atliekų tvarkymą regione, o tik tai brangyti sistemą, reikalinga, nereikalinga sistema, pirkti, o kad per metus pradirba vieną savaitę ir renginys už milijonus nupirktus stovi, tai koksai šeimininkas sau galėtų šitą leisti. Miesto meras savo partijos bičiulio Juozos Kestenio pasisakymus vadina populistiniais. Neišeidamas Juozo pasakysiu, mane tas ir stebinės tikrai protingas žmogus, bet dabar vėjus pusto ir vakar man buvo gėda sėdint klausyti, ką jisai šneka, ta prasme ir Seimo nariai reakciją reikėjo pastebėti, kaip reaguoja. Tai aš todėl drąsiai sakau, kad gerbiamas Juozas politikuoja, o gal turi dar kokių nors kitokių interesų, nežinau, bet kad politikuoja, tai savo žodžius atsakau. Aktuali tema apie Alytaus regiono atliekų tvarkymo problemas bus gvildenama jau rytoj, trečiadienį, tiesioginėje laidoje Pozicija iškart po žinių. Šiandien Alytaus miesto savivaldybės meras ir profesinio rengimo centro vadovas pasirašė sutartį, kurios tikslas dar labiau plėtoti jau iki šiol vykstantį bendradarbiavimą, pasakoja Viktorija Daugėlienė. Šiandien Alytaus miesto savivaldybėje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Alytaus miesto savivaldybės ir Alytaus profesinio rengimo centro. Šiuo dokumentu siekiama dar labiau sustiprinti įvairių institucijų bendradarbiavimą. Aš manau, kad tai bus daug glaudesnis bendradarbiavimas, apjungs profesinis centras mūsų visas institucijas, kurios bendrauja su jaunimu, tuo tikslu ir pasirašyta. Pasak Alytaus profesinio rengimo centro direktorių, ši sutartis tai tik oficialus dokumentas, liudijantis jau anksčiau užsimezgusį bendradarbiavimą. Nors pasirašėm sutartį šiandieną, tačiau darbas su miesto savivaldybė iš tikrųjų ir su įvairiais skyriais iš tikrųjų vyksta nuolat. Ir tikrai džiaugiamės, kad mes esame Alytaus miesto savivaldybėje ir kad turim tokius ryšius ir tokius santykius, kurių matyt turėtų pavydėti bet kuri Lietuvos profesinio mokymo institucija. Vykdant bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų ketinama suburti niekur nedirbantį, nesimokantį jaunimą ir taip pamažu juos įtraukti į studijas ar darbinę veiklą. Šioje sutartyje yra ypatingas dėmesys skiriamas nedirbančiam, nesimokančiam jaunimui. Tai manau, kad tai tikrai yra probleminė sritis ir Lietuvoje tokio jaunimo yra apie 83 000. Yra ta problema visoje Europoje. Ir tikrai labai džiaugiuosi mūsų bendruomenė, kuri taip pat inicijavo šias veiklas ir manau, kad mes tikrai tik dirbdami su miesto savivaldybė, dirbdami su regiono verslo institucijom, taikydami įvairius motyvavimo metodus, mokinių motyvavimo metodus ir taip pat naudodami profesinio organizavimo pameistrystės, profesinio organizavimo formą, mes galime pasiekti gerų rezultatų. Gerų rezultatų padėdami ir tam jaunimui, o kartu ir vystydami mūsų krašto ekonomiką. Miesto vadovas Alytaus profesinio rengimo centrą įvardijo kaip puikiai dirbančią mokslo instituciją, nieko neatsiliekančią nuo Alytaus kolegijos. Tiek kolegija gerai veikia ir aš visą laiką būnu patenkintas, tiek profesinio rengimo centras, bet aš turėjau omeny, kad nieko nenusileidžia savo įrangą, pataupom, požiūriu į problemų sprendimą ir taip toliau. Ir aš, kaip sakiau, yra gerbiamo Zubraus Vytauto kredo, kad nėra neįsprendžiamų problemų, yra nesprendžiamos problemos.
Pasirašius šią sutartį ir siekiant bendrų tikslų bus suvienytos savivaldybės teritorijoje veikiančios ir su jaunimo reikalais susijusios institucijos – mokyklos, policija, parapijos, jaunimo organizacijos, bendruomenių ir vaiko teisės įgyvendinančių bei pagalbą vaikams šeimai teikiančios institucijos, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriai. Loretos galerija alytiškius kviečia aplankyti 3 autorių iš Marijampolės kūrybos darbų parodą. Joje ir interjerinės lėlės, tapyba ant šilko bei papuošalai. Loretos galerijoje eksponuojama 3 menininkių iš Marijampolės darbų paroda Pavasario atspindžiai. Kristina Venslauskienė, Vitalija Svirkauskienė, Aistė Rutkauskienė alytiškiams pristato interjerinių lėlių kolekciją, tapybą ant šilko bei papuošalus. Autorės visapusiškai stengiasi atskleisti save įvairiose srityse ir būtent dabar jos pristato kiekviena savo naują kažką. Tad viena moteris pristato ant šilko tapybą, tad ir paveikslai yra, ir šaliai, tarkim. Viena autorė pristato papuošalus, šiaip mėgsta veltinį, tačiau išbando save ir šitoj srity, tad yra ir vertų iš karolėlių, yra sutažo variantų. Ir viena autorė taip pat iš Marijampolės pristato savo interjerinės lėles. Viena parodos autorių Kristina Venslauskienė, puikiai valdžiusi tapybos ant šilko Vilnos vėlimo dekupažo technikas, didžiausią atgaivą jaučia kurdama interjerinės lėles. Kruopščiai ir profesionaliai įgyvendintos idėjos įkūnytos lėlės pavidalu traukia dvelkiančių gerumu, ramybė, išbaigtumu. Dirba jinai daugiau kaip 13 metų prie lėlių, taikomas tose lėlėse specialus lėlinis modelinas ir prie vienos lėlės dirbama mažiausiai 1 mėnesį, o šiaip vidutiniškai būna ir pusę metų. Tarkim, įvairios lėlytės, viena yra tik tai tekstilinė, bet tarkim toks variantas kaip Sherlockas Holmsas tarptautiniai, pasauliniai parodoj Barcelonoje yra užėmęs 2 vietą. Tad, gana įžymios ir kiekviena galbūt kažkiek ir su sava istorija. Daromos lėlytės pirmiausia nuo galvos, labai reikia išmanyti pasirodo anatomiją, nes pirmiausia daromi veidukai raumenys, tik tada dengiamas paviršius, tapoma ir tada jau pagal nuotaiką, pagal išraišką daromos ten jau drabužėliai, sagutės, siūlytės, ieškoma medžiagų labai daug laiko įvairiai. Menininkių parodą Loretos galerijoje apžiūrėti galima iki mėnesio pabaigos. 2 jaunuoliai sulaikyti šiąnakt besidarbuojantis parduotuvėje iki esančioje Dariaus ir Girėno gatvėje. Apie 2 valandą suveikus signalizacijai apsaugos darbuotojai atskubėjo į įvykio vietą ir čia rado vagišius. 19 ir 21 vaikinai sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Iš prekybos centro pavogta cigarečių. Įtariamieji parduotuvę pateko išdaužę lango stiklą. Nuo praėjusią parą Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate pradėtos tirti 6 nusikalstamos veikos. Įvyko 1 eismo įvykis, išaiškinti 54 kelių eismo taisyklių pažeidėjai. Šeštadienį Alytuje startavo automobilių ralis Alytus Suvalkai 2014. 2 valstybėse vykusiose lenktynėse varžėsi rekordinis dalyvių skaičius – per 100 automobilių. Šeštadienį Alytuje vyko tradicinė automobilininkų šventė – tarptautinis ralis Alytus Suvalkai 2014. Lietuvos automobilininkų sąjungos rengiamos lenktynės vyksta visoje Lietuvoje, o vienas iš etapų savaitgalį surinktas ne tik Dzūkijos keliais, bet ir kaimyninėje Lenkijoje. Kitoje pusėje sienos organizavimą perėmė Suvalkų automobilininkų klubas. Per 50 automobilių susirinko šeštadienio rytą šalia Alytaus Rotušės aikštės. Vėliau lenktynininkai varžėsi greičio ruožuose Alytuje, Raudonkalnio ir Forto gatvėse bei Dainų slėnyje. Vienas iš etapų surinktas Veisiejų kartodrome bei pasienyje su Lenkija esančioje aikštelėje. Tai reiktų pasidžiaugti, kad jeigu prieš 7 metus Las Taurė prasidėjo, aišku, tada dar šito tarptautinio mūsų ralio neturėjom, tai prieš 5 prasidėjusiam metus ralyje Alytus Suvalkė startavo viso 21 ekipažas. Buvo pusėje Lenkų, pusėje mūsų praktiškai ekipažų startavo. Tai dabar startavo iš 57 registravusių 52 ekipažai.
tai matome skaičius gerokai išsiplėtė ir mums labai džiugu, tai yra, ko gero, tai yra mūsų kaip šių varžybų organizatorių, tai yra didžiulis mūsų darbo įvertinimas dalyvių skaičius. Lenktynininkai juokavo, kad kai kurie greičio ruožai Lenkijoje anksčiau nebuvo tinkami net automobiliams važiuoti, tačiau panašu, kad situacija keičiasi. Nors technika ir gedo, tačiau šiemet iš 52 automobilių finišą pasiekė 44. Nieks neusimušė, nieks, sakoma, skaudžių įvykių nebuvo. Taip ir turėtų būti, nes mūsų ralio tai yra paskirtis tokia. Pagrindinė nelėkti išdegus akis, o važiuoti saugiai. Yra tam aišku ruožai, aikštelės, kurie yra apsaugoti, kur galima ir greičiau važiuoti, kada yra saugu. Bet pervažiavimuose yra važiavimas, yra laikantis kelių eismo taisyklių. Mums tarp kitko ir Lenkų ir pamokė policija, kad jų reikia laikytis. Kai kurie ekipažai pervažiuojant iš vieno greičio į kitą ruožą Lenkijoje bandė paspausti akceleratoriaus pedalą stipriau, teko susimokėti baudą. Lietuvos automobilininkų sąjungos taurės antrojo etapo nugalėtojais tapo Manto Gudžiausko ir Žymanto Pilikausko ekipažas. Jie vairavo automobilį Subaru Impreza. Žinių pabaigoje, kaip įprastai, rytdienos orų apžvalga. Ačiū, kad žiūrėjote. Malonaus vakaro. Orų rubriką remia Sumani TV. Naujos kartos Seagates televizija. Labas vakaras. Sausringą netrumpai trukusią pavasario dalį pakeitė gana lietingas laikotarpis. Gegužę lietus pradėjo lankytis vos ne kasdien, lyg gamta norėtų per trumpą laiką kompensuoti drėgmės stygių. Trečiadienį žemos slėgio sričiai lėtai tolstant į šiaurę Lietuvoje numatomi sausesni orai, tik vietomis gali trumpai palyti. Naktį daugiausiai pietrytinėje šalies dalyje susidarys gana tirštas rūkas. Pūs pietvakarių 3–5 metrų per sekundę vėjas. Artimiausią naktį Alytuje bus 7, Kaune ir Klaipėdoje 6, Vilniuje 8 laipsniai šilumos. Trečiadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 17, Klaipėdoje iki 11 laipsnių aukščiau nulio.